Labas rytas. Aš esu lietuvių kalbos mokytoja ir man atrodo labai svarbu pasakyti tas pareigas, todėl kad aš manau, kad ypač man ir mano kolegoms lituanistams tikrai visada mokykloje buvo daug lūkesčių ir daug, sakykime, daug sudėta vilčių, kad būtent lietuvių kalbos mokytojas padarys daug darbų, neišduos lietuvių kalbos, neišduos knygos, neišduos rašmenų. Ir manau, kad mano kolegos išgyvena irgi tokį dabar tarsi lūžio laiką, kai naujosios technologijos tarsi atima iš mūsų knygą. Taigi aš manau, kad mano tokia sėkmė yra tai, kad aš supratau, kad iš tikrųjų nėra jokio prieštaravimo tarp to, tarp popierinės knygos, popierinio teksto ir technologijų. Jos atvirkščiai padeda mums tą knygą mokiniui sugrąžinti ar parodyti. Mano mokiniai sako, kad aš dirbu ir jie ateina į lietuvių kalbos pamokas į pačią jaukiausią mūsų mokykloje klasę. Jis yra nepaprasta ir tuo, kad ji turi savo vardą, ji pavadinta Vaidoto Daunio klase. Šitas sumanymas man kilo prieš keletą metų ir aš pasinaudojau irgi vienu projektu Apple kursuose ir tiesiog jaučiau, kad mano pareiga ir mūsų pareiga įprasminti Vaidoto Daunio gyvenimą, jo darbus. Ir man atrodo, kad tai jo vertybės, kuriomis jis gyveno, jos buvo ir yra nekvestionuojamos. Ir mokiniui labai svarbu matyti prieš akis jo eilėraštį sukurtą dar mokinio, jo poeto fotopano, debesis, kuriuose skriejo ir jo mintis, ir mūsų kuriant darbus. Bet kartu šita klasė, kurie, tarp kitko, dar nepasakiau, vyksta ir Vaidoto Daunio pamokos, ateina ir jo giminaičiai, buvo surengtas respublikinis konkursas rašinių, taip pat išleista jo moksleiviškos poezijos knyga, bet šioje knygoje dera ir informacinės technologijos. Tai pirmasis kabinetas, kuriame buvo įrengta multimedija, kuriame mokytojas turėjo savo nešiojimą į kompiuterį. Ir iš tikrųjų tokios sėkmės, to nebūtų įvykę, jeigu nebūčiau dalyvavusi Microsofto ir Švietimo ministerijos informacinių kompiuterinių technologijų lyderio programoje. Aš manau, kad tai buvo vienas sėkmingiausių projektų mano gyvenime, kuris išmokė gyventi, būti lyderiu ir išmokė visada domėtis tuo, kas yra nauja, nestovėti vietoje. Ir šioje salėje aš irgi mačiau daug kolegų, vadinasi, iš šito projekto, vadinasi, tai tikrai yra žmonės, kuriems įdomu tai, kas yra priekyje. Dėl to aš manau, kad mokytojų lituanistui turėtų būti dar lengviau dabar. Ir tos mokytojų darbo vietos turėtų būti kompiuterizuotos. Turėtų galbūt jau lietuvių kalbos kabinetuose būti nors po kelis kompiuterius, kad galima būtų darbą diferencijuoti, kad galima būtų daugiau pasinaudoti tokiomis galimybėmis būtent. Žinoma, visada bus skeptikų, kurie sakys, kad to kompiuterio nereikia arba net juo ir nesinaudoja. Tai gal tada kviesti mokytojus, kurie naudoja tas technologijas pamokose, dalintis tą patirtimį ir, žinoma, skatinti tokius mokytojus. Mažvydo žodžiai, kurie kviečia knygą skaityti, jie aktualūs ir dabar. Tik ta knyga, aš manau, jinai yra kitų formatų, kitur ir ją randame tikrai. Technologijos tai yra tik priemonė vėlgi sugrįžti prie knygos. Ir manau, kad aš tikrai galiu pasakyti, kad taip ir yra. Mano mokiniams tai padeda. Tai vyksta įdomiau, jie pamato ir tada grįžta vėl prie knygos. Ką mes galime rasti elektroniniam mokymasi? Tai pirmiausia, mes ieškome tekstų, mokymosi svetainių ir konkursų. Tai šitoje skaidrėje jos pavardintos, bet aš paskui apie kiekvieną pakalbėsiu atskirai. Ir pirmiausia, aš manau, kad lituanistams reikia suskaitmeninti tekstų.
Aš čia neklaidą padariau, pavartojau dalies kilmininką, nežinau, ar įmanoma visus, kai yra autorinės teisės, bet nors kiek mes neturime tekstų. Mes norime ne ištraukų, bet matyti privalomąją ir rekomenduojamąją literatūrą pagal atnaujintas programas, kad neieškotume. Manau, kad ta literatūra turėtų būti laisvai prieinama internetu, kad mokytojas jaustųsi saugus, ne kopijuodamas kažkokių popierių, bet galėdamas turėti priemonę. Ir žinoma, aš manau, kad ta knyga, jinai gali būti tikrai irgi įvairaus formato, ne Wordo, bet ta, kurią galima skaityti skaityklėmis, kitomis technologinėmis priemonėmis, mobiliosiomis, kuriomis naudojasi mokiniai. Ir netgi, manau, tikrai turėtų būti įgarsinta, nes tekstas juk tai yra ir žodžio skambesys. Naudojusi pati tikrai e-mokyklos portalu. Čia vienoje skaidriai matyti, kad lituanistams tai tikrai nėra labai daug tų priemonių, 5 turbūt. O kita mano tokia patirtis, tai buvo scenarijų rašymas mokymo objektams skirtiems gimnazijoms. Tai buvo pirmieji darbai ir aš vis dėlto manau, kad tai irgi yra jie geri, nors ir turi trūkumų, tačiau jie skirti pamokos 15 minučių, galbūt mokytojai ne visada moka jais pasinaudoti, bet jie irgi mokinį motyvuoja ir skatina dirbti. Dabar, ko džiaugiuosi labiausiai, tai darbas, kuriame galiu realizuoti savo idėjas, savo kūrybinės idėjas ir savo ir mokinių, tai yra projektas pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro mokinių esminių kompetencijų ugdymas. Ir kūriamas elektroninis ugdymo turinys lietuvių kalbai 5 ir 6 klasiai mokyti. Aš džiaugiuosi su 5 ir 6, kuris dirbs, tikiuosi, po metų ir galės tikrai dirbti pagal šiuolaikinę programą. Ir kurdamas, ir klausydamas, ir žaisdamas, ir žiūrėdamas. Ir čia tiesiog skaidrės jau iš scenarijų, jos vaizdžios su lietuvių dailininkų piešiniais. Pavyzdžiui, čia pažiūrėjus filmą atliekamos interaktyvios užduotis, yra interaktyvų skaitimo strategijų pieštukai, rašybos pratimai, literatūrinio lavinimo žaidimas kelionė. Ir šitos užduotis yra skirtos ir mokymuisi. Ir taip pat ir nuotoliniam mokymuisi, kuris yra labai svarbus, aš manau, mūsų mokiniams, mūsų vaikams, kurie gyvena ne Lietuvoje. Šita svetainė apima visą mokymą, kas yra labai svarbu, ne fragmentus. Ir taip pat jinai turi ir metodinės rekomendacijas, ir vertinimą, ir testus. Taigi, aš manau, kad tada kyla irgi idėja, kad turėtų būti tai pratęsta, kad tokios mokymosi svetainės turėtų sulaukti ir 7, 8, ir 9, 10, ir mūsų vidurinio mokymo mokiniai, 11, 12. Taigi, irgi kaip į pasiūlymus parašiau, kad mums reikia panaudoti medijas ir žinoma reikėtų, kad tai būtų ir vertinimas, įsivertinimas, taip pat rastų dėmesio. Taigi, užduočių lapų ir metodinių rekomendacijų. Šiandien norėčiau pakalbėti ir apie konkursus ir pasidžiaugti verslininkais, kurie remia švietimą. Tai vienas, manau, šauniausių konkursų yra vykstantis jau 4 metus, švari kalba, švari galva. Mano sėkmė buvo, kad teko kurti užduotis grupėje su kitais žmonėmis, su lituanistais. Ir galiu pasakyti, kad tai tikrai buvo labai dėmesingai tos užduotis kūriamos. Ir vertino jas ir peržiūrėjo valstybinės kalbos komisijos specialistai. Tai nebuvo tiesiog atsitiktinai įdėta ir palikta vaikams. Ir tai rodo, kad irgi jis yra populiarus ir mokiniai jame sėkmingai dalyvauja. Viename susitikime Tildės atstovai sakė, kad tų užduočių yra daugiau nei 6000. Kodėlgi ne iš jų pačių ar dar pridėjus nesukurti testų įrankio, kurio laukia mokytojai ir galėtų naudoti
taip pat elektroninėje erdvėje. Dėl to šitą sumanimą ir įrašiau. Elektroninėje erdvėje gali būti ir neformalusis ugdymas. Prieš 4 metus irgi drauge su bendraminčiais mes įkūrėme tokią svetainę kūrybingiams mokiniams Pertrauka LT ir patirtis joje rodo, kad jinai tikrai buvo reikalinga. Tai buvo projektas kūrybingiams mokiniams. Tai, kad jau jis yra 4 metus, beje, remia jį taip pat truputėlį ir Švietimo mokslo ministerija. Ir mes matome vien tai, kad čia yra šiek tiek skaičių, kad, pavyzdžiui, iki 2011 metų vasario 1 dienos Pertraukai buvo publikuoti, komentuoti, visi tekstai yra komentuojami lietuvių kalbos mokytojų, draugų, mokinių ir, kas man atrodo labai sėkminga, tai yra komentuojami poetų ir rašytojų, kurie kviečiami bent kelias savaitės pabūti svetainėje ir paskaityti tekstų ir pakomentuoti. Tai bendradarbiavimas su profesionalais mokiniams labai yra vertingas ir atveria kelius, aš taip manau, atveria kelius ir į kultūrinį gyvenimą. Ir tai čia rodo kitas seminaras, 1000-mečio kaukės. Taip pat aš noriu kalbėti, kad man tikrai duoda naudos mokytojų lituanistų bendradarbiavimas elektroninėje erdvėje. Gerai, kad yra tokia svetainė lituanistų avilys, netgi ir ta svetainė skirta egzaminų vertintojams, tai tikrai didelė parama. Aš tik manau, kad šitos svetainės Moodle aplinkoje jos buvo sukurtos mokymuisi. Ir norėtųsi, kad jos tikrai atitiktų savo tikslus, kad jose mokytojas galėtų konsultuotis su metodininkais ir taip pat atlikti užduotis ir išklausyti kursą, perskaityti. O būtent lituanistams reikėtų kitokios mokytojų bendradarbiavimo erdvės, kad būtų galima dalintis patirtimi ne tik e-mokyklos, sakykime, portale, forume, bet tokios erdvės, kur ir ne tik, sakykime, asmeninėse svetainėse, bet rimtos erdvės, kur būtų ir patirtis, ir patarimų, ir netgi kažkaip turbūt net įvertinta tai, ką mes turime internete. Kažkokią kvalifikaciją, kad tai būtų biblioteka, į kurią galima būtų užeiti ir pasisemti žinių. Taigi aš linkiu mums visiems sėkmingo skrydžio mūsų sumanimams. Manau, kad verta vėl lituanistams būti knygnešiais, tik tai jų keliai yra per elektroninę erdvę. Verta, nes jau 16 metų Vaidotas Daunys yra parašęs, tamsą nešti gali kiekvienas, o šviesą dėja ne visi. Gal todėl prieš tą liepsną, kur nešame, tamsa ypatingai tamsi. Taigi, dėkui už dėmesį.